Tai yra nuolatinis tokio žemos intensyvumo konfliktas, vykstantis vadinamoje pilkojoje zonoje. Niekas oficialiai nieko neskelbia, bet padariniai yra labai realūs. Ir tos hibridinės grėsmės, jų yra visa puokštė. Nuolatini dronų įsiveržimai, oro erdvės pažeidinėjimai, migrantų srautų pavertimas ginklu, kibernetinės atakos, nukreiptos į svarbiausią infrastruktūrą. Matote, tikslas čia nėra okupuoti teritoriją, bent jau ne iš karto. Tikslas yra kitas – sėti chaosą, išsekinti valstybės resursus ir, kas svarbiausia, palaužti visuomenės pasitikėjimą. Pasitikėjimą savo valdžia, savo kariuomenė, savo valstybė. O dabar skaičius. Vienas skaičius, kuris, manau, viską sustato į savo vietas. Analitikai skaičiuoja, kad tikimybė, jog prie NATO sienų įvyks koks nors susidūrimas, atsitiktinis ar tyčinis, yra 50%. 50? Tai tas pats, kas mesti monetą. Čia ar ne čia? Šiandien ar ne šiandien? Rizika nebėra kažkur teoriniuose svarstymuose. Ji yra čia ir dabar.